Jakubas Jeklas yra melagis. Pagrindinė jų taktika – puolimas. Užuot atsakys į siaubingus kaltinimus iš esmės, Jeklas ir jo gynėjai, jo kolegos naikinantys žmonių teisės ir laisvės, visas kovotojų su sektomis ir demaskuotojų kabutėse tinklas, kuriam jis priklauso ir kurio šaknys siekia Rusijos FSB ir jos specialųjį padalinį Racirs, pasirinko totalaus puolimo strategiją. Žmogaus teisų gynėjus ir susirūpinusius piliečius, kurie visomis teisėtomis priemonėmis atkreipia visuomenės dėmesį į prievartus prieš vaikus problemą, jie vadina tantais. Tyriamosios žurnalistikos žurnalistus, kurie atliko savo pilietinę pareigą, žinodami apie galimą nusikaltimą asmeniškai padėti aukoms būti išklausytoms prorusiškais agentais, o aukų balsai tiesiog ignoruojami. Tai klasikiniai vartotojų taktika – šmeižtu ir grasinimas nutildyti tiesą sakantį žmogų. Jis puola, nes bijo. Tačiau Jakubas Jeklas bijo ne to, kad pasaulis išgirs tiesą apie tai, ką jis padarė Tanzanijoje. Pasaulis apie tai jau žino. Ir apie tai kalbama aukščiausių lygių. Jeklas bijo, kad jo kolegos iš FSB tinklo, iš vadinamojo kovotojų su sektomis ir kultų ekspertais tinklo, paprasčiausiai pašalins jį kaip silpną grandį. Juk jei bus tyrima Jeklo veikla, neabejotinai teks tirti ir visą FSB agentų tinklą, kuris dangstosi antikultinę veiklą ir visais įmanomais būdais maskuoja savo ideologinį ryšį su Racirs ir jos vadovu Aleksandru Dvorkinu. Tačiau tie, kurie kalba, yra išgirsti. Tie, kuriems rūpi vaikų gyvybės ir jų saugumas, dabar kalba labai garsiai.